parduodami dar 2 sklypai makaronai, kaip aš vadinu, ilgi tokie, miškų apsupti ir prie upės. Vienu žodžiu, čia yra 5 arai ir 10 arų. 2 sklypukai, va tokie, jie yra ne visiškai viens prie kito, bet per kelis makaronus dar į šalį. Nu, beveik vienoje vietoje yra. Eisim pažiūrėti. Va. Keliuku davažiavau tiek dėl ties tų makaronų sklypai, kur yra 2 tokie ilgi. O va čia va jau važiavau, žiūriu, va nevažiuota matyt buvo. Tai čia toks va kelias, va. Yra keliukas. Ir va ten toliau tipo buvo keliukas, bet užaugę šabakštynų. O čia yra elektros linija užkasta eina. Tai čia galima per ją lengvai eiti tiesiog. Šičia kalnas toks vidury kelio, tai aš su šitą mašiną nevažiuoju, per žiemą gaunasi. Tai jau čia va ir bus tie sklypai makaronai netoliese už upelio, kaip suprantu. Va čia tas yra upelis, Lynupis. Ten jau ir nedaeisiu, nes reiktų bristi per tą upelį. Va jau čia vanduo yra, čia va taip bristi reikėtų. Ir va ten va yra tie sklypai makaronai, vienoj pusėje. Žiūrim, kaip čia atrodo. Vanduo. Čia, kaip suprantu, iš anos pusės reikia eiti. Čia iš ten, kur arčiau variau, bet, nu ką, pasikelsim droną, pafilmuosim, kaip čia atrodo. Sklypukai tie.